Pasyviomis pajamomis dabar vadinama viskas, kas tik šauna į galvą. Pasižiūrėjus tokius video, jiems kyla klaidingas supratimas apie tai, kas yra pasyvios pajamos. Ir apie tai, kad iš vis neįdėti jokių pastangų ar darbo, kalba net neina. Taip pat, tos investicinės pajamos gali būti pasyvios. Jaunus ir nepasiruošusius protus dažnai bombarduoja tokios antraštės. Turėk pasyvias pajamas ir tau nereikės dirbti. Kaip aš per savaitę be investicijų susikūriau 5 pasyvių pajamų srautus. Ir panašiai. Pasižiūrėjus tokius video, jiems kyla klaidingas supratimas apie tai, kas yra pasyvios pajamos. Tai tarsi tinginio auksinis gralis. Daryti nieko nereikia, pinigus uždirbi net ir miegodamas, viską gauni iš karto, neįdėdamas jokių pastangų ir investicijų. Nu jo, daryti nieko nereikia, pinigus gali uždirbti net miegodamas. Deja, pasaulis yra šiek tiek sudėtingesnis ir mes apie tai pasikalbėsime. Sveiki, mano vardas Artūras Rimbus ir šiame kanale bus viskas apie pinigus, karjerą bei asmeninį tobulėjimą. Žiūrėk šitą video iki galo, nes jame sužinosi, kodėl visiškai pasyvios pajamos neegzistuoja ir ką reikia daryti, jeigu nori dirbti mažiau, bet turėti daugiau. O aš būsiu dėkingas, jei paspausi like ir subscribe mygtukus, nes taip tu padėsi video pamatyti didesniam kiekiu žmonių ir gausi karmos taškų. Dalinkis gėriu ir gėris pas tave sugrįš. Paspaudai? Važiuojam toliau. Pasyviomis pajamomis dabar vadinama viskas, kas tik šauna į galvą. Paieškos sistema man patikė gan įdomius pasyvių pajamų būdus. Pirk butą ir nuomok. Investuok į vertybinius popierius. Pardavinėk knygas ar daiktus. Susikurk verslą, paleisk YouTube kanalą ar podcastą, dropshipping, fotografuok ir pardavinėk nuotraukas. Ir dar kitokių nemažiau įdomių variantų. Visa bėda tame, kad visos aukščiau išvardintos pasyvios pajamos yra labai netgi aktyvios. Perkant butą reikia turėti pinigų, ieškoti nuomininkų, spręsti problemas ir dar daug kitokių dalykų. Investuojant, reikia suprasti, kur investuoji, mokyti, stebėti rinką, periodiškai peržiūrėti portfelį ir koreguoti veiksmus. Pardavinėjant daiktus ar dropshippinant, teks užsiimti klientų paiešką, talpinti skelbimus, užsiimti marketingu. Na, o YouTube kanalas ar podcastas apskritai atims begalę laiko. Kurti turinį, pastoviai gerinti, filmuoti, montuoti, reklamuoti, analizuoti duomenis. Patikėkit manim, tai yra juodas darbas. O kur dar pastovus priminimai, kad paspaustų like ir subscribe? Nepamiršai? Tai palauk, kaip čia gaunasi, tai pasyvios pajamos iš vis neegzistuoja. Egzistuoja, bet žinot, kai sutartį pasirašot, yra tokia maža žvaigždutė smulkiom raidytėm surašytas tekstas, kurį ne visi skaito, bet kuris yra pats svarbiausias. Taip ir pasyvių pajamų tekstas skamba taip. Yra papildomų sąlygų. Kaip pavyzdį paimkim populiariausią pinigų uždirbimo būdą samdomo darbą. Ten yra tiesioginė priklausomybė, atidirba X valandų, gavai Y pinigų. Kuo aukštesnės tavo kompetencijos, tai yra kuo mažiau žmonių geba daryti tai, ką moki tu, tuo Y skaičius yra didesnis. Bet jei nustoji dirbti, Y skaičius tampa lygus 0. Tam, kad Y taptų kuo didesnis, reikia skirti energijos savo kompetencijų ugdymui. Arba iki tam tikro lygio gali padėti relokacija. Tai yra, už tą patį darbą gali gauti daugiau pinigų, pakeitęs darbo vietą. Bet nepaisant to, kur dirbi, kiekviena profesija samdomame darbe turi lubas. Ir tiesioginė priklausomybė tarp X ir Y išlieka. Dirbi gauni, nedirbi negauni. Na, o pasyvių pajamų tikslas yra panaikinti tiesioginę priklausomybę tarp X ir Y. Tai yra atlikti darbą vieną kartą, o pajamas gauti pastoviai. Arba pasidarbuoti kurį laiką, o toliau pajamas gauti iš inercijos. Ir apie tai, kad iš vis neįdėti jokių pastangų ar darbo, kalba net neina. Viskas remiasi į energijos ir laiko sąnaudas. Todėl užmirškite apie gulėjimą paplūdime ir nieko neveikimą, bent jau pradžioje. Nes tai vadinamos pasyvios pajamos būna tik 2 rūšių – investicinės ir verslo. Investicinės pajamos yra nuoma, dividendai, palūkanos, kapitalo prieaugis, kaip perki pigiau, o parduodi brangiau. Ir jos gaunamas iš nekilnojamo turto, fondų, akcijų, obligacijų, sutelktinio finansavimo, kriptovaliutų ir kitų finansinių instrumentų. Tai yra ribotas kiekis priemonių ir tikrai ne dešimtis ar šimtai pasyvių pajamų galimybių. Taip pat, tos investicinės pajamos gali būti pasyvios. Ir taip, ir ne. Nes velnias slypi detalėse. Taip, jei turi pinigų ir juos investuoji. Tuomet pinigai pradeda dirbti tau ir tavo pastangų reikia mažiau. Ne, nes vis tiek turi įdėti pastangų, kad susikurtum pradinį kapitalą. Reikės išmokti, kaip uždirbti daugiau, eiti į darbą arba daugelį metų kurti verslą, išmokti taupyti, protingai skirstyti pinigus, išmokti investavimo strategijų ir suprasti investicinės priemonės. Reikės daug sunkaus darbo. Darbo matuojamo mėnesiais ar net metais. Jei to nepadarysi, kapitalo neturėsi. Bet gal galim be kapitalo kaip nors tas pasyvias pajamas susikurti? Ir taip, ir ne. Nes pasyvios pajamos be investicijų beveik visada yra verslo pajamos. Tai reiškia, kad vietoj kapitalo investuojame laiką, energiją ir jeigu reikia šiek tiek pinigų, kuriame produktą ar paslaugą, dėliojame procesus, būrėme komandą ir bandome uždirbti iš savo idėjų.
idėjos. Ir nėra jokios garantijos, kad idėja pasitvirtins. Čia vėl keičiame X į Y, bet be jokios garantijos. Dar yra autorinės pajamos. Parašai knygą, muziką ir gauni autorinį honorarą. Taip, smagu kaip pinigai po įdėto darbo kapsiai sąskaita, bet jeigu tu ne Stephenas Kingas ir tavo auditorija ne visas pasaulis, tai įvertink, kiek laiko ir energijos skirsi rašymui ir kiek pinigų tau sugeneruos Lietuvos auditorija turinti gyventojų tiek, kiek didesnis Kinijos kaimas. Tai ką dabar svajonė sėdėti po palmę ir mėgautis gyvenimo atšaukiama? Ir nebėra visai šansų padaryti taip, kad nieko nedirbčiau ir gaučiau pinigų? Nebūtinai. Visų pirma, reikia pripažinti, kad visiškai pasyvios pajamos neegzistuoja. Išsivaduoti iš iliuzijų ir susikoncentruoti ten, kur tu gali daryti įtaką. Nick Magiuli įvedė terminą pastangų grąžos spektras. Jis reiškia, kad reikia vertinti ne tik finansinę grąžą, kurią tu gauni, bet ir laiko bei pastangų kiekį, kurį tu investavai, kad gautum tą grąžą. Tai yra, kiek pastangų įdėjai ir kokį rezultatą gavai. Pavyzdžiui, paimkime investuotoją, kuris išleido kažkokią sumą pinigų ir pastangų kursams apie didelio pajamingumo obligacijas. Jis išklausė visas paskaitas, pasižiūrėjo visus video, atliko analizę, net kažką nusipirko ir padidino savo pajamingumą porą procentų, tuo pačiu prisimdamas aukštą riziką. Tarkime, jo kapitalas yra apie 15 000 eurų. Tai reiškia, kad visos jo pastangos buvo dėl kelių šimtų eurų per metus papildomo pelno. Jam reikėjo ne kursus pirkti, o kelti kvalifikaciją pagrindinėje darbovietėje, kad augtų jo atlyginimas, o ne investicinės pajamos. Jeigu jam būtų padidėjęs atlyginimas bent 100 eurų per mėnesį, tai per metus jau sudarytų keletą kartų daugiau negu tie papildomi keli procentai investicijos. O investuoti reikėjo į mažai dėmesio reikalaujančius instrumentus, tokius kaip ETF ar investicinis gyvybės draudimas. Čia ne investicinis patarimas, jeigu ką. Tuomet jo pastangos būtų jam atnešusios didžiausią finansinę grąžą. Reziumuojant, jeigu nori geriausio rezultato, tai jį pasiekti gali toje sferoje, kuri tau atrodo įdomi, kurią tu nori suprasti ir kurioje tu nori būti profesionalas. Jei tau patinka darbas, kurį tu darai, stenkis ten tobulėti ir turėsi geriausius rezultatus. Edukacijoje apie investavimą skirk tiek laiko, kad suprastum pačius pagrindinius principus ir išsirinktum daug laiko nereikalaujančius instrumentus, kurie neštų vidutinę, tave tenkinančią grąžą. O energiją ir laiką skirk tai veiklai, kuri tave veža. Jeigu tau patinka verslas, bendrauk su verslo žmonėmis. Visų pirma, užsitikrink, kad turėtum pinigų savo baziniams poreikiams patenkinti, teisingai valdytum pinigus, juos skirstytum, turėtum rezervus ir tinkamai parinktas draudiminės apsaugas, o energiją skirk bendraminčių komandos būrimui, bendravimui su verslininkais, edukacijai, investuotojų paieškai ir savo idėjų testavimui. Jei patinka nekilnojamas turtas ar investavimas, tobulėk šioje sferoje. Venk nepataisomų klaidų ir perteklinės rizikos. Ten, kur nukreipsi savo energiją, ten ir turėsi rezultatą. Ir nepaisant to, kad pasyvios pajamos nėra visiškai pasyvios, tu gali įdėti daugiau pastangų, energijos ir laiko šiandien, kad rytoj gulėtum po palmę ir mėgautumėsi gyvenimu. Žinoma, jeigu tai iš tiesų yra tavo svajonė. Sėkmės!